Lietuvos valstybės atkūrimo dieną daugiau nei 40 šaunių moksleivių apsigyveno Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje. Čia buvo įkurta lyderystės mokykla. Esu Lukas ir atvykau iš Kauno Švento Mato gimnazijos. Monika iš Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos. Aš esu Daumantas, atvykau iš Šeduvos gimnazijos. Aš esu Darius Kulikovskis, esu iš Vytauto Didžiojo gimnazijos. 4 skirtingų mokyklų jaunuoliai 2 dienas savo norų ir iniciatyva krimto mokslus apie karjerą, lyderystę, iškalbą, mąstymą ir profesijas. Čia išmokom, kaip geriau bendrauti su žmonėm, kaip klausyti, sakyti savo nuomonę. Asmeniškai aš dar išmokau, kad iš kiekvienos situacijos galima išsisukti kūrybiškai. Mes turėjom 3 valandų tylos žygį, kada mokiniai pabuvo su savimi. Tyloje jie buvo susikaupę ir užsirašinėjo savo svajonę. Susirašė 50 savo svajonių, paskui sugrįžo čia su savo svajonė. Svečiai iš robotikos akademijos moksleiviams leido pasijusti mokslininkais, dizaineriais ir inžinieriais, kuriančiais robotus. Buvo surengtos robotų kovos. Išsibarstę grupėmis jaunimas kūrė paramos projektus ir jų įgyvendinimo strategijas. Įkurti jaunimo namus, surengti švaros akciją ir karjeros mokymus, kuriuos vestų patys mokiniai. Kad būtų galima, tarkim, padaryti mokyklose, kad po porą valandų ten kartais per savaitę, gal per 2 ten, tarkim, praveda pamoką kažkokie profesionalai apie profesijas, tarkim, apie policininkai ar medikai. Ir, tarkim, savaitę būtų galima atlikti praktiką. Nes tikrai jaunimui reikia žiūrėti, ką rinktis, nes labai sunku rinktis, ko tu nori ir tas stresas yra, ar tikrai pasirinksi gerą profesiją, kurią tu nori. Mūsų Panemunės rajono socialiai remtinų šeimų, kurioms tikrai reikia pagalbos, kurių, ta prasme, remimas tiek drabužių, tiek pinigų, tiek kažkokių daiktų, ta prasme, ar baldų, kad ir maisto produktų, kurie negenda, cukrus, tenai kruopos, kažkokios miltai. Mes sugalvojame savo miestelio atgaivinti parką, nes jis yra toks apleistas, sena yra surūdėjusi. Žaidimų aikštelių beveik nėra, viskas sulaužę, apleista. Mes tikimės sukurti nuomojamų dviračių parką Lietuvoje. Tokių apstų užsienyje, teigė dar viena grupė moksleivių, pristatydama savo vizijos tolesnius žingsnius. 2 dienas dalijasi svajonėmis, aptarė naujus darbus, būsimi lyderiai skirstėsi į namus Vilniuje, Kaune ir Šeduvoje, tikėdamiesi vėl pasimatyti po metų.